Kaip rungtynės vertinam? Vertinu. Ne, vertinu gerai rungtynės. Kiekvienas laimėtas varžybas vertinu gerai. Buvo sunkios varžybos, bet malonu, kad suradom jėgų, pasitikėjimas savimi, kovėmės ir galų gale buvo teigiamas rezultatas. Kas nutiko ketvirtajame kėlinyje? Ketvirtajame kėlinyje vieną momentą. Kaip ir kiekvienos varžybose buvo dabelė, aš manau. Nežinau, galbūt neužpuolėm, sustojom kažkaip bėgt, bet džiugu, kad pavyko išlipti iš tos dabės. Ar jautėsi Donecko komandai tas toks serbiško krepšinio, tas braižas, sakykime? Manau, pas mus jo yra ir pas juos yra. Tai yra labai geras, stiprus krepšinis. Tikrai buvo sunku prieš juos kovoti, nes tikrai, aš manau, jie labai gerai sukomplektuoti ir turi gerą trenerį, kuris vadovauja gerai. Pagiros jie. Ar varžovas kažko nustebino šiandien? Priekinė linija jau gan stipri buvo, fiziškai stipri, sunku buvo kovoti. Taip pat antroji pusė pradėjo jie gerai pataikyti, tikrai nustebino. Jonai 11 taškų daug ar mažai, atrodo? Aš nežinau, aš asmeniškai neskaičiuoju, aš važiuoju tenais laimėti. Tai kad ir vieną būtumėm laimėję. Tai galvočiau, kad gerai, nes aš važiuoju ten laimėti. Ir manau, visa mūsų komanda važiuoja ten laimėti. Tak žaidėjai su šiokiam tokiam traumelėm, ar nesijautė, viskas buvo gerai paruošta? Daktarai mūsų paruošė viską tvarkingai, nesijautė nieko. Ir tęsim toliau. Ar treneris po rungtynių irgi sakė, kad yra 11 taškų yra gerai, bet ką jis sakė po rungtynių? Neakcentavom taškų, sakau, pasikartosiu, mes važiuojam ten laimėti, neskaičiuoti kiek taškų, kas. Aišku, tai yra pliusas, tai mus gal šiek tiek saugo, gerbsta, mes važiuojam laimėti. Dar kartą. Tau šiandien kelis kartus, taip, sakykime, išslydo gal kamuolys? Jo, nežinau. Ir momenčiai gal įkarštas, pertikęs? Nežinau, kažkaip pirmoji pusė nepataikiau. Antroji pusė slydo kamuolys, tai nežinau, kažkaip daugiau klijų pavarys.